Reikia pasirinkti teisingą reiškinio apibrėžimo sritį. Mūsų reiškinys yra trupmena. Mes žinome, kad trupmenos vardiklis negali būti lygus 0. X plus 3 negali būti lygu 0, reiškia x negali būti minus 3. Taigi mums tinka visi skaičiukai išskyrus minus 3. Minus 3 mums netinka. Atsakymas D. Dabar mums reikia suprastinti reiškinį. Mes išskaidyt galim 9 minus x kvadratu pagal štai šią kvadratų skirtumo formulę a minus b ir a plus b. Skaidau. 9 tai yra trejeto kvadratas, reiškia čia yra 3 minus x iš 3 plus x padalinta ir apačioje x plus 3. Suprastinam ir gaunu 3 minus x. Viskas.